Fantastika. Iš tikrųjų, tai kalbant apie šiaip basą koją, jinai yra natūraliai, jeigu pažiūrėjus į kūdikio kojytės, nu fantastika. Nu, burbuliukai, tie zirniukai, tie tiesus, faini pirštukai 5. Ir jie paskui formuojasi. Auga kūnas, ar ne, auga vaikas ir jeigu mes įdedam jų kojas jau iškart nuo mažens į kažkokius laivelius, ar ne, dėl grožio, tai žiauriai greit auga. Taigi ten sekundžių reikalas, ar ne, mėnesį 2, 3, 15 panešioji ir tai jau turi kažkokią kreivos kojas pradžią. Ir tai, kad mes 30 plus dabar atradom Lietuvoje, nu gerai, mes neandertaliečiai Lietuvoje, bet tai vis tiek gali duoti būsto gyvenimui ir kitaip pažiūrėti į avalynę, aš manau. Gerai, taip. Tai vaikų kojos ypatingai greitai vystas ir labai greitai auga. Ir turbūt tas laikotarpis galbūt iki kokios 14-15 metų. Apskritai yra, kai per sezoną gali būti, kad reikės ir 2 ir 3 porų batų. Būtų labai blogai iš tikrųjų. Nes išties po pusę dydžio po dydį per pusmetį vaikas ir išauga. Tai šitoj vietoje taip jau yra, bet suaugusiems irgi iš tikrųjų nėra vėlu keisti.